mikrofonas, kur aš galiu arba dainuoti ir arba, kalbėti. Bet šiaip tau... Bet tau tai reikia praustis eiti dabar. Tada viskas, kur praeidėjo. Na ką, pupytės sveikos, atvykusios į mano paskutinį vlogmas šiais metais. Turiu čia trukdytoją, kurią matėte video pradžioje. Dabar iš tikrųjų jau visai laikas jai miegoti ir paprašiau, kad paliktų mane vieną bent trumpam, nes daugumoje mano video jį vis tik dalyvavo. Ir žodžiu, bet tikimės, kad greitai įsmiegoti ir mes galėsime išsipakuoti visas dovanas. Tai šį paskutinį vlogmas nusprendžiau padaryti viešajam turinyje, padaryti apibendrinimą, kasgi buvo šiais metais per vlogmas, ar sunku buvo filmuoti, kokios naujienos. Ir pradžioj peržiūrėkime tiesiog mano dovanas. Dovanų gavau iš Muzino kvepalus, Black Agava, man atrodo, vadinasi, ir kažkoks ten brandas, nežinau, iš Crema de la Crema, tai su Muzino mes tarėmės, kad nieko nedovanosime šiemet, bet kvepalus jis man vis tik padovanojo, gal čia įdės video, kaip jie atrodo. Ir kvapas man labai patinka. Aš Muzino nieko nepirkau šiemet, bet, gavau iš jo dovanų. Vis tiek, sakė, nesusilaikė, net pamiršo, kad mes tarėmės nedovanoti dovanų. Ja, ant manęs mato čia blizgučių. Mes šiandien su panom pasidarėm salonė pas mane. Taip, tu greitai ir pas tavį yra. Ir pas ją yra, jeigu ką. Spalvoti, taip. Na tai žodžiu, pas mane yra sidabriniai, jau ruošiuosi naujiesiams metams, prisiauginėjant plaukus galima tokius priauginti, arba neprisiauginėjant plaukų. Tai šiandien aš dariau tokį super fainą laiką savo mergaitėms, tai yra draugėms ir jų dukroms, ir mes auginame būtent tokius blizgiukus pas mane salone. Mano krikšto dukrytė ir panašiai, ir fainai leidom laiką, jos pasipuošė naujiesiams metams. Tai ir aš nusprendžiau pasipuošti, visai žaismingai, fainai, kodėlgi ne. Artėja naujieji metai. Tai judam prie dovanų. Tos visos dovanas yra realiai mano klienčių atneštos, pusė jau yra ištampyta po įvairius kampus, pusė suvalgyta ir netgi gal išgerta kai kas. Bet nusprendžiau vis tiek likučių pasidalinti, visai yra faina, manau, žiūrinėti kažkieno dovanas. Vieną dovaną turiu, tai itin tokią jautrę, tokią išlauktą, keletą metų netgi laukiau tos dovanos iš tikrųjų, tai va taip. Beje, labai daug dovanų atsiuntė mano sesė, tą rodžiau per kažkurį iš vlogmas privataus turinio ir ten buvo toks atvirukas, man iš tikrųjų labai gražus. Na, žinote, mano sesė gyvena Anglijoje, tai ten būtiniai yra atvirukai, kiekvieną progą tikriausiai. Ir jie būtinai laikosi tų tradicijų ir atsiunčia kokią nors atvirutę. Tai labai miela, labai gražu, grakštu, taip dabar stovi pas mane čia ant stalo. Na ir ką aš toliau išpakuosiu, gal tokį maisto, matau, krepšį. Wow. Kiek aš butelių šiemet gavau, tai negaliu jums papasakot. Net neskaičiavau, kiek jų yra, bet kokį 10 tai tikrai. Prosekas keliaus į mūsų seifą, norėjau sakyti, ne į seifą, o į bariuką. Tai mūsų baras jau oficialiai neužsidaro, bet ne dėl to, kad ten nuolat dalyvaujame, o dėl to, kad ten visko yra per daug pristatyta, jis pas mus yra didžiulis. Ir kaip šiemet nesigeria buteliai, žinokite, kol kas bent jau nesusigeria, tai pilnas yra baras ir tiesiog ten niekas nebetelpa. Tai dabar apėmėm dar vieną spintelę, kur ir dedam visus tos gėrimus. Taip, vienas iš Danutės pyragų, toks, kitas jau yra suvalgytas. Beje, šiam pačiam išpakavime buvo toks dar arkliukas, kaip man pavyks jį paimti. Čia klientė padovanojo, bus tiegi metai pas mus dabar, ne? Arklio ir toksai nuostabus. Tik. Mačiau iš Alandeko parduotuvės, kabo pas mus ant eglės. Mačiau pas mano mamytę labai daug tokių žaisliukų, tai gal jai duosiu, nes šiemet mūsų eglė pašta būtent taip buvo, ten viduj kaspinas, viršuj kaspinas, gal jums pavyks parodyti šiek tiek, kas dar nematėt mūsų eglės. Šiemet tokią tematiką, keletą dienų puošiu. Tai va, labai skanus tie Danutės pyragai, vieną, kaip sakiau, mes jau sukapojame. Toliau eina saldainiukai, tokie, labai skaniai čia atrodo, bet dar nesuvalgyti vis dar. Tada eina, čia mano vyras sakė, gavo iš trenerio, dar vienas sausainių toks įpakavimas buvo, kodėl jis man čia įdėjo, tai nežinau. Po to klientė man padovanoja čia gal 2 sagos tokius, kaip suprantu, su jomis galima pasipuošti. Aš nežinau, kas tai yra, ar čia sagos, ar tai kas. Sako pasipuošti. Puš. Kaip, taigi puš. O. Nežinau, kas tai yra. Turbūt, kad sagos tokios. Žinot, aš auksinius tai labai mėgstu, bet kodėl jos 2? Tai gal auskrai? Ne, jaučiu įsispaudžia kažkur.
Nu, žodžiu, man sunku pačiu čia susitvarkyti. Nesusilaužiu snago, bet jaučiu reikės vyriškos rankos. Bet netgi jeigu tai yra sagos, jis yra labai gražios, kai kas žiūrinėja iš toli į mane. Nu, vat, tokias vat dvi. Vat tai vat įsideda. Visai gražus toksai aksesuaras. Klientėlė sakė pasipuošit. Čia kažkas padovanojo kombučios butelį. O kam? Koks tai jis yra madniavas. Ir čia turime The Rituals Ayurveda Mini Fragrance Sticks. Koks čia kvapas yra? Indian Rose ir Sweet Almond Oil. Taip, tai yra, ja. Mini kvapas, mini kvapuką man padovanojo. Tai visai nice. Tai jo, tai čia buvo vienas maišas dovanų. Nu ką tu? Pikčiurna, pyksti, kad tau neleidžiu man trukdyti? Ane? Nesvarbu, kad jau turėjai mėgoti ir praustis jau prieš pusvalandį. Ane? Nu, kur tas tėvelis? Kur tas tėvelis prapuolė kažkaip? Na ir dabar jinai labai norėjo vakar pamatyti, kasgi yra čia padovanoja mano kolegė darbe. Ir toj mes išpakuosime šitą dovanytę. Ir pažiūrėsime, kasgi ten. Sakė, kai kas, aš galvoju, kad kvepalai, jinai sakė kažkas simboliško. Made in Sweden. O ne, čia yra kolagenas, kaip matau. Kolagenas. Tuoj pažiūrėsime. Kokiam pavydaliais yra. O, va, tokiam va butelį gražiam. Tai va, tai kolagenas deluxe ir žodžiu, reikia gerti 500 ml, kad būti gražiai, sveikai, kad augtų plaukai, nagai ir visą ką. Tai vis tik tai nekvepalai ten čiukšlena, o kolagenas. Tai va, toliau. Judame. Šitą irgi dovaną man padovanoja klientė. Čia toks yra rinkinukas. Tai čia yra intensyvus drėkinamasis kremas veidui ir priešraukšlinis serumas veidui. Manau, kad man tai kaip tik labai tinkama dovana. Dėl to, kad nu, savo veido oda tai reikia rūpintis. Kristė, gal galėtum prašau man atnešti čik. Oi, ta mama, ar ne? Oi, ta mama. Iš pradžių sako, kad netrukdytum, po to paduoda žirklės. Oi, čia matau dar įvairių saldiniukų primėtyta. Va toks šokoladas. Įdėtas, jeigu ką. O, čia tau pupytė, mano pagalbininkė. Nu, Maystar Skincare. Parašyta. Nu ką, ir būtent padovanoja ta mano klientėlė, kuri ir rūpinasi iš tikrųjų mano vačinot odą. Nes daro man įvairiausias procedūrytės. Mano klientėlė. Va tai va, išpakuosime. Dėžė tai didelė. Kurios pusės čia atidarinėti. Taip. Aš galiu tau padėti. Na, tu trauk. Ačiū tau. Už pagalbą. Taip, toliau. Matai, kad aš stiprokė. Ir, stiprokė. Stipri. Nes aš startuoju labai daug, o tu mazai. Ai, aš Tai tu tokia plūna. Aš tokia plona. Oho. Pažiūrėkit, kaip prikolina. Kaip tai atrodo, va taip. Tai čia turbūt reikia užsidėti ant galvos va tokią, va, kad netrukdytų raištį. Ir turėti va tokius, va, dalykus. Va, mama, žiūrėk, kad va taip. Išspaudžia patogu. Taip, iš tikrųjų tai taip. Ir čia irgi išspaudžiamas turbūt. Irgi lygiai taip pat išspaudžiamas. Su lipduku, o čia tiesiog pridėta daug šito dalyko, kurio išiminėti nereikėtų, nes namuose gali būti per daug nešvarų. Taip, tada, po to kitą. Jau vos neišroviau savo blizgučių, iš plaukų galvodama, kad šiuo. Paduosi man. Dar yra rūtos saldainiukai su juodaju šokoladu. Tin. Viskas rūtos. Davinės dėžutė. Labai tokia nice. Šiemet Davinės turėjo išskirtinai puoštas dėžutės. Taip, kągi mes turime La Body Wash. Nesu bandžiusi šito kūno prausiklio. Maloniai taip kvepia. Tada mes turime kūno losioną. Irgi iš Love serijos. Irgi labai maloniai kvepia.
Maloniai kvepia. Taip. Tada turime šampūnas, miniukas, oi. Dabar draugė, kaip tik sakė, naudoja, tai labai jo nedaug reikia. Vat, kad čia kažkoks to go kit. Tipo kvepaliukai kažkokie. Ai, ne, čia yra kvapas būtent patalpų, kad gali pakvypinti va šitą akmenuką ir jis kvepės, arba tiesiog papurkšti aplinką. Va. Tuoj mes Pabandyk papurškinti. papurškinsim. Žiūrėsim, kas per kvepus, ar skanu. Ar skanu. Nu, palauk, mes puršim dabar, gerai? Gaiviai kvepia kažkokiais aliejais. Visai skaniai. Tik mane dūdė akį. Oi, atsiprašau, dukrytė. Nu, tai va tokie. Nebėgs kraujas. Nebėgs, kad įdūrė akį. Nu, su tais tokiais šardaliukais įdų. Na, tai va taip. Ir dar vienas labai dalykas, kurio noriu ir savo, galvojau pirkti visą pakuotę, tai yra Beautiful Things Restoring Live-In Mask. Žodžiu, repairing mask, dažytiems plaukams, šviesintiems plaukams. Man labai patinka ši kaukė, ji yra tokia vat išspaudžiama vėlgi. Mes po plovimo, jau po rankšluosčio, mes paėmam va tai vat ir prastinam per plaukus. Ir tai yra live-in produktas, tai man labai patinka, kad nereikia nuplauti. Ir iš tikrųjų labai malonus kvapas, labai malonus jausmas, tie plaukai palepinti. Tai va šita man dėžutė labai patinka. Mama, žiūrėk, man tai kaip Tik atsisėst vietos, ar ne? Šitas maišas jau tuščias. Ir saldainiai. Na, saldainių mes daug gavom. Atsiprašau, dukrytė, aš dabar imsiu va šitą. Noriu ištraukti. Prašau. Va tokie. Va. Ir mano paskutinė dovanytė. Ai, ne, dar iš pradžių va tuos noriu parodyti. Paduodam, prašau. Tai, žodžiu, mano tėvai dabar buvo laidotuvėse pas mano dėdę, kuris gyveno užsienyje ir labai sunkiai ten nuvažiavo. Aš tai net neturėjau galimybės nuvažiuoti. Tai dėl tos priežasties mes praleidome šventes be mano tėvų. Pirmą kartą mano gyvenime per daugelį metų per kūčias aš buvau ne su savo tėvais. Buvo labai liūdna ir buvo labai liūdna, kad negalėjau aš nuvykti. Ir va, štai tokių rankšluostukų. Čia mums su Mūzinu dovana iš tikrųjų. Čia yra lininiai rankšluostukai. Dabar vejasi vienas kitą, tai žodžiu, neįmanoma, kad ramybėj nusifilmuoti. Taip pat tie rankšluostukai labai faina naudoti jos virtuviai, jie yra tokio, nu, vat per pusę čia ir dar per pus didesni. Tai 3 rankšluostukai. Žodžiu, ir dabar ant kelių man stovi dovana, kurios mes laukiame be net 2 metus. Ir tai yra dovana mums su Mūzinu, skirta mūsų bažnytiniai santuokai. Kai mes prieš 2 metus tuokėmės, dėdė važiavo iki mūsų, bet jis taip ir nedavažiavo, nes jis jau, na, vyresnio amžiaus solidesnio ir vairuodamas jau pateko į avariją važiuodamas iki mūsų ir taip ir nedavažiavo ir nusprendė, kad jis jau nebevažiuos, kadangi amžius yra toks. Tai kasgi tai yra? Tai yra va toks gražus indas su tokiom gėlytėm, man tai labai patinka, nes, na, žinot, pas mane namuose klasika yra ir tai yra toks pašildomas indas, o matot, kaip gražiai atrodo. Čia žvakutės įsistato ir čia irgi toks yra dangtis su gėlėmis. Man labai faina gauti šią dovaną. Ji man yra tokia labai simbolinė, su prisiminimais apie tą mano mirusį dabar dėdę gaunasi, kad jis vežė mums tą dovaną, nedavežė ir vis tik ta dovana mus pasiekė po 2 su viršum metų. Aišku, ne individualiam amplua, kaip sakoma, jau šitas, kaip sakyti, dėdė pats negalėjo, bet mano tėvai davežė, žiūrėk, kaip gražiai tas indas atrodo. Aš tokio neturėjau, tikrai labai faina paruošti kažkokį karštą patiekalą, patiekti ant stalo, pastatyti ir jis bus šildomas. Tai tikrai labai. Man netgi išėmus tą indą iš to dėklo, jis yra labai elegantiškas, gražus, toks apie namų jaukumą. Apie namų jaukumą labai mėgstu tokius dalykėlius, tai dabar man reikės mano indaujoj, kuri yra dabar priešais jūs, iš tikrųjų rasti vietos. Tai reikės kažką tais iš indų, gal kokių taurių per daug. Pabandysiu jums atsukti savo indaują. Tai galbūt kažką iš čia mes išimsim, arba kokie nors ten taurės keliaus kažkur, na, bet turbūt va čia aš norėčiau, kad man tas indas apsigyventų tenais. Tai va, tai tokia labai, sakau, išlaukta, tokia simbolinė dovana, kuri man labai patinka ir va taip. Tai ką, baigės mūsų vlogmas etapas ir jis man šiemet prabėgo
irgi greitai, kaip ir visuomet. Žinoma, nefilmavau šiais metais į priekį, nes kiekvienais metais aš pradėdavau filmuoti anksčiau vieną dieną, su mintim, kad jeigu kažkurią dieną praleisiu, tai jau vis tiek turėsiu tokį kiekį video, kad užtektų 24 dienom. Dabar jau šitas vlogmas bus bene 23, tai kažkiek tai tų video vis tik trūksta vieno gal kokio, bet ir tai manau, kad kaip man super užimtam žmogui, kuris šiemet turi dar daugiau reikalų negu pernai, tai ir tai yra labai labai pagirtina, nes ne tai, kad ne visi youtuberiai, o net dauguma youtuberių iš viso, kurie pradėjo su manim kartu kurti, nebekuria. Ir kad kažkas kurtų dar vlogmas kiekvieną dieną, tai irgi yra toks sudėtingas dalykas, ypač kaip aš turiu šeimą, turiu nuosavą verslą, turiu begalę dalykų, kuriuos noriu ir privalau veikti kiekvieną dieną, tai man, pavyzdžiui, tas filmavimas jau tikrai yra labai sudėtingas. Ir drįstu sakyti, kad kitą metą jau neplanuoju filmuoti vlogmas, nes tiesiog iš to išaugau ir man tai neduoda malonumo, nes tai duoda tik vargą realiai, nes tu kiekvieną dieną turi trauktis tą kamerą, kiekvieną dieną filmuoti, redaguoti ir tai atima begalę laiko, už kurį nieks tau realiai nemoka tinkamo atlyginimo, ar ne kažkokie centai kažkur byra, ir po to dar kas gaunasi ir patyčių internete papildomų, tai dėl to jau mano dauguma vlogmų buvo vis tik privačiam turinį ir iš ten sugebėjo perfilmuoti mano šokančią dukrą, įdėti į Discord ir bandyti tyčiotis iš vaiko, kaip jie atrodo, ar kaip iššoka, nežinau ten detalių, bet tai buvo. Tai žinot, kai tu pamatai, ant kiek patyčių kultūra net tarp suaugusių moterų, kurios susimoka už tos mano video, yra gaji, tai pagalvoju, gal kam to reikia iš vis, ar ne? Jo labiau, kad aš gyvenu tikrai ne iš YouTube'o, ne iš influencinimo, aš galėčiau to realiai ir atsisakyti, nes mano vis tik stichija, mano verslas, mano mylimiausias užsiėmimas yra grožio sritis ir tikrai ne kažkokie filmavimai, man čia, žinot, reguliuoja gyvenimą. Tai iš principo, kai turi pasirinkimą, tai gali ir rinktis, bet yra kaip yra, tai pasakau dėl ko. Vis tik dauguma, kas norėjot pamatyti mano visus vlogmus, tai galite eiti video aprašymę, paliksiu nuorodą, kaip prisijungti prie mano to privataus turinio, ten kuriu gerokai daugiau video negu viešą turinį ir tai bus nuo šiol visada. Nes man labiausiai patinka, kai aš galiu nefiltruoti, ką aš kalbu, ten stipriai neredaguoti ir tiesiog įmesti video tokį, koks jis yra į tą mano privatų turinį. Ir didžioji dauguma dalykų iš ten vis tik neišeina ir tikrai kiekvienos smulkmenos neperfilmas ir žmonės, kurie susimoka už tą turinį, jie dažniausiai neužsijema tais dalykais. Atsirado kažkokia viena avis išdavikė, kuri perfilmavo mano vaiką, bet labai tikiuosi, kad daugiau to nepasikartos, kad tokių žmonių ten tiesiog aplinkoje nebus, nes aš energetiškai labai nenoriu, kad mane suptų žmonės, kuriems aš nepatinku, kurios linkusios tyčiotis iš mano vaikų ir iš manęs ir panašiai iš mano šeimos. Tai va. Tai tokios tos yra priežastis, šiaip aš YouTube'ą myliu ir mylėsiu, tai yra mano namai nuo pat pradžių, pradėjau kažkada būtent kurti čia video ir to neatsisakau tikrai iki pat šiol ir neatsisakysiu ateityje, bet, žinot, viešumas turi savo kainą, dėl to viešumo būna ir galbūt mažiau. Tai va, kas dar, ir aš manau, kad aš šaunuolė. Aš imuosi, žinot, dalykų, prisižadu, kad bus vlogmas ir aš tą padarau. Aš nelaidau niekada liežuvio, kad kažką padarysiu ir po to nepadarau, arba padarau kas antrą, ar ten kažkaip atmestinai labai stipriai, kur jau ten atsisėda per vlogmas panus, kaip sunku filmuoti. Šiandien kažkaip nieko jums nenufilmavau, tai rytoj nežinau, ar nufilmuosiu ir visa vlogmas dalis, va tokia yra. Bet vlogmas turbūt esmė perteikti kalėdinę nuotaiką, ką aš irgi ne kiekvienam savo video, žinoma, turėjau. Bet tikiuosi, kad tie video tiesiog tarnauja komunikacijai mano su jumis, iš principo apie tai, kad, aš kuriu video, o jūs mėgstat žiūrėti ir tiek žinių, čia nebūtinai kažkas kažkam kažkokį vaibą skolingas ar panašiai, vis tik tą vaibą mes susikuriame pačios, kaip ir sakiau. Tai va, ir ką čia dar jums pasakyti, mielusis. Ačiū, kad mane žiūrite, bet kokiam amplua, ar čia, ar ne čia, kad mane stebite, kad manęs nepamiršote. Man yra labai faina jūsų dėmesys, ypač kai parašote komentarų po video, tai irgi yra toks atgalinis ryšys, kurio pagalba aš matau, kad bendravimas tarp mūsų vyksta. Tai va, tai už šitą noriu jums padėkoti, kad turiu vis tik tų ištikimų sekėjų, kurios žiūri, seka, parašo, fainai pakomentuoja kažką. Heiterių. Jų visuomet bus, negali visiems vienodai patikti, ar ne, ir tikiu, kad tokių visada bus su visais, ar ne, jeigu kuri turinį internete, tai visur yra. Ir ką, ir turbūt tiek bus žinių iš manęs. Dabar belieka nusistatyti tikslus 2026 metams. Aš bandžiau prisiminti, kokie tie mano tikslai buvo 25 metams, tai vienas pagrindinių tikslų, žinoma, buvo salonas.
kur visiškai nežinau, ar pavyks įgyvendinti. Bet pavyko, kaip matosi. Oficialus atidarimas, žinoma, bus šiek tiek vėliau, nes vis randu, ką reikia pataisyti, ką reikia pabaigti ir ta pabaiga, žinot, atrodo, na jau kitą mėnesį ir dar kitą mėnesį ir dar vis kažko yra, bet čia, žinoma, smulkmenos yra tokios, kur pati matau, kiti galbūt net nepastebi, kad čia kažko trūksta, ar ne, bet na, planas yra planas. Tai labai džiaugiuosi, kad pavyko šitą įgyvendinti ir kitiems metams reikia sugalvoti naujų tikslų. Net nežinau, ką galvoti ir kaip tą daryti. Naujasiams metams mes su Muzina jau ruošiamės, turime bilietus įsigytus, reikia dar outfitą papildyti ir keliausime šiemet mes labai linksmai atšvęsti naujųjų metų paminėti. Tai bus pradžioje restoranas, o po to bus, pavadinsiu, teatru. Tikriausiai bus pasirodymas labai fainas. Net nebejoju, kad bus labai fainas, man ta vieta labai patinka, nes skirtingi aktoriai vis būna, tai fainai leisime laiką. Jeigu kažkuriam labai įdomu, tai galite parašyti man Instagramą ir ten galime pabendrauti. Tai ką, ačiū Jums už dėmesį, sekite mane būtinai, dar ir TikTok'e turiu accountą, kur dažnai darau laivas, tai ten irgi galite pasekti, aš ten visą laiką vienodu vardu visur esu Mūza arba Tavo Mūza, tai žodžiu, iškokit manęs, surasite. Ten TikTok'e pagrindai yra apie plaukus mano kontentas, bet laivus darau nebūtinai apie plaukus, apie viską ten blevizguojam tiesiog. Tai dar kartelį ačiū, kad stebite, žiūrite ir iki sekančių mano video.